Tvarkyti šito jovalo. Dukra vaiposi, atvykom dviese šiandien, ne? Taip, mama tai neatvykusi šeši. Jį man kažkiek atitarnaus. Apsišienavau kažkiek šiandien. Tačkė labai didelė. Pernai pirkau už 13 eurų. Super. Vadinasi, daugiau būčiau niekur nebepasidaręs. Ema, prisibuvom kaime, ne? Taip. Tamsu pažiūrėk kaip. Labą dieną. Penktadienis. Atvažiavom į sodybėlę su šeima. Leliukas miega šiandien. Oras puikus, saulė šviečia, tai sugalvojom nusiskinti obuolius. Nusiskinti obuolius sugalvojom. Nusipirkau obuoliam dėžių. Parodysiu toje akciją, kokią užgaudžiau gerą. Štai tokios dėžutės, kainavusios 4,26 €. Nupirkau už 2,22 €. Nu, vieną dėžutę. Žmona čia užrodė. 4 pasiėmėm. Tom Philips akcija. Kas žiūrėsit, tai nežinau, gal dar bus akcija. Nors oras geras, penktadienis, bet reikia skubėti, nes leliukas miega kol, tai reikia eiti kopėčių ieškoti. Fotkint tave? Pamojuok visiems. Dukrai labai patinka filmuotis. Tai žodžiu, kol yra laiko, kol miega lelius, reikia varyti kopėčias pasiimti ir lipti ir skinti obuolius. Varom. Čia neturėjo tai būti, bet ką padarys? Lipam. Daug kas sakė, kad pas daugą obelis nušalo ir daug obuolių nėra. Pas mus kažkiek yra, čia tokie žieminiai turbūt šitie. Bet ten tai jau aš niekaip nepasieksiu. Bet bent kiek pasieksiu, tiek nusiskinsim, vis bus kažkiek. Beveik dėžė jau yra. Dar bandysim 3 priskint. Nu va, baigiau rinkti. Šitie vienos rūšies, tai turbūt žieminiai. Čia kaip Jona Goldai atrodo. Ir čia kažkokie. Pakomentuokit, kokios čia veislės jie. O ir šiandien jau kaip viskas. Lelius pradėjo verkti. Reikia varyti namo, bet aš sakiau, kad parodysiu jums saulėlydį. Tas, kuris būna čia ir nesveikai atrodo, tuoj apsuksiu kamerą. Tai va, apie ką aš kalbėjau, koks vaizdas čia atsiveria ir kokia ramybė. Ir tu čia. Ten leidžia saulę. Tai dėl to aš ir noriu čia terasos. Ok, bėgame, Ema, sesė verkia ir atvarysim čia rytoj. Kaime, Šimano kaimo sodyba. Nu ir ką veikiai? Aš išėjau, tenai valgiau kaminukus, gėliau sultis, obuolį valgiau. Ir dar važiai, man patiko tenai žaist labai. Gerai, perduok linkėjimus visiems, kas žiūri. Bet ir dabar mane atvažiuos aplankyti tėti tave Ausla. Jo, gerai. Tai rytoj tėčio gimtadienį atvarys pasveikinta, ne? Taip, tada Ausla, tenai dar mano daug pažiūrėjau ir vienas pusbalis. Jo, gerai, perduok visiems linkėjimus ir iki rytojaus, sakyk. Iki rytojaus.
Sveiki, sekanti diena, šeštadienis. Šiandien atvykau vienas į kaimą. Biški turėjau svečių, kadangi šią savaitę buvo mano gimtadienis. 30. Gavau dovanų šiandien mikrofoną, tai dabar užsidėsiu, pasižiūrėsim, ar bus skirtumas ir tikiuosi garsas bus dar kokybiškesnis. Girdėsit geriau, ką kalbu. Tai tuoj pat dedu mikrofoną ir žiūrim. Na štai prisisegiau mikrofoniuką, tikiuosi garsas jums jau yra geresnis. Kas supranta, tai patarkit, kur aš jį turėčiau sekti, čia, kur pasakykit, gerai. O šios dienos tikslas mano yra pradėti tvarkyti šį gražuolį. Taip, sovietinis, turbūt jisai, sovietinis traileris, ar kaip čia pavadinti, namelis ant ratų. Va, yra pakaba. Atkeliavęs jis yra iš Utenos kraštų. Einama šį aprodysiu iš kitų pusių. Prieš kažkur, nežinau, 18 ar 17 metų tėvai buvo nusipirkę sodą ir nusipirko šį namelį, atsivarė iš Utenos. Na, su laiku jau tam sode pasistatė kitą namą ir atvežiau jį man, o man jisai čia labai gerai pravers, nes kol tvarkysiu tą visą namą, tai man bus kur prisiglaust. Iš išorės gali jisai per video atrodo toks apšiūręs visas, reikalaujantis kosmetinio remonto, bet kas liečia pabuvimą, pasislėpimą nuo lietaus, tai tikrai puikus variantas. Atkeliavo jisai iš Utenos, taip 100 kilų. Ir štai jis stovi čia. Tai va dar planas yra šitą grožį nugriauti. Čia dar pasižiūrėkit, kiek yra šiukšlių, kiek palikta čia smagumino. Belė kas, žodžiu. Tai planas šitą dar, visur kur medinis, nusigriauti, kad čia bus šviesiau tiesiog ir pro langą. Ir kol neįsiu dar į namą, kol darysiu tos darbus, kur sakiau nereikalauja pinigų, tai bus ką veikti tikrai čia. Tai žodžiu, einam į namelį, parodysiu, ką darysim. Lipam į vidų ir ką mesgi čia turim, ogi turim namelį. Turim virtuvę, bardaką, aišku. Turim vieną lovą, turim sekančią lovą, kurią planuoju atkraustyti ir kažkam padovanoti, jeigu kažkas paims, jeigu ne, reiks vežti į aikštelę. Ir kaip sakiau, ten tą visą pašiūrę reikės griauti, nes užstoja vaizdą. Na ir šiandienos tikslas visą šitą bardaką tvarkyti, išsivežti viską ir pasidaryti tvarkingai, staliukas, kėdutės, foteliai yra dar 2. Šitą lovą gal paliksim, bet aną tai tikrai vežti reik lauk. Ir viską, žodžiu, susitvarkyti, pasidaryti, pasiruošti žiemai, kur galėčiau būti, atsigerti arbatos, pavalgyti, persirengti ir panašiai. Kažkas komentavote, kad papasakaučiau daugiau apie šį namelį. Tai labai kažką daug aš negaliu papasakoti, bet žinau, kad šie nameliai stovėdavo Utenos rajone prie Alaušo ežero ir būdavo kaip poilsiniai nameliai atostogaujantiems žmonėms. Tai va, tokia jo istorija. Ir kaip lauke minėjau, tėvai buvo pasistatę jį sode. Tik aišku, pas tėvus tokio bardako nebuvo. Iš pačių pradžių, kai buvo atvežta šis namukas, tai jis tiesiog stovėjo viduryje kiemo. Išsimatavęs viską, jau tiksliai žinojau, kur tas namukas turėtų stovėti pagal mane. Beliko tik tai nueiti iki kaimyno, paprašyti ir jisai sutiko ir man pagelbėjo. Tai turim tokį stalą, dar mano močiutės palikimas čia. Tai va, yra stalas, pufikai. Ir 2 foteliai, tai va čia žiauriai gerai įsiderins prie šitų visų medinių dalykų. Tai ir norim čia viską susitvarkyti, tik tą lovą reikia atsikrauti ir ją išmesti ar atiduoti kažkam. Na ir štai turime tokią jaunuolę lovą. Bandysiu aš ją dėti skelbimus, kad atiduodu. Jinai turi tokią dėmę. Bet savo funkciją atlieka, čia dėl tos dėmės tai nėra kažkas baisaus. Turi dėžę va susidėti patalniai.
Tai įdėsiu aš jai skelbimus, kad atiduodu, jeigu niekas neatsiims, galit komentuoti, atvažiuoti ir susirinkti tą lovą. Tai kam reikia, komentuokit. Arba parašykit man. Tai va, didelę dalį daiktų išsinešiau. Aišku, dar liko čia, kas gali likt, nes man realiai reikia ieškoti, su kuo aš galiu tą lovą išnešti, nes vienam biškai sudėtinga, arba aš ją turiu ardyti. Įdėjau skelbimą, gal kažkas pasiims, jeigu nepasiims, turėsiu ardyti aš ją. Tai reikia prasišluoti ir toliau tvarkytis. Tai ką, kaip ir minėjau, susitiksime sekmadienį už sekundės, tai taip ir buvo. Aš jau vėl atvykau į kaimą. Aišku, oras šiandien dar prastesnis, tikras ruduo, lyja, šlapia, šalta. Na, bet gerai, kad pasirinkau tvarkyti namuką, tai man tas oras nebus aktualus. Lovos taip niekas ir nebepaėmė, tai reiks ardyti ir kažkur ją nešti. Nieko reikia, žodžiu, nevilkint laiko ir eit dirbti, kol galiu. Nieko nebus, reikia ardyti man ją, nes aš noriu jos atsikartyti iš čia. Ardam tada. Paraunu aš čia su visa fanierkė. Nieko aš jau čia neberdau. Nelabai aš jau čia turbūt atiduosiu tokią kažkam. Bet iš šitų kažkokias lentynėlės gal kažkur pasidarysiu. Nu jo, tai aš išplėšiau biškį su tą fanierkę, tos lovos su viskuonu, tai jau aš jos neatidavinėsiu, čia dar va kažkoks reik valyti. Bet sugalvojau, yra va tokios 4, tai aš padarysiu geriau lentynėlės, rūbam susidėti va čia va. Ir nereiks nieko čia atidavinėti, šitą tik tai išvežti į aikštelę, o iš kitų kažką sugalvosiu, žodžiu. Bandom stumti. Opa. Opa. Nu va, šitą jau kaip ir vietoj. Na, irgi savo vietoj išnešta. Tvarkomės toliau. Va, koksai. Ką, bandysim stalą dabar nešti. Čia jį sunku biškį. Gal kaip nors įsikeverzosiu. Lemp. Kas čia dabar? Beveik. Beveik užuolaidas tas plyšta. O, pavyko. Tas tai jau keist reikės. Šitos užuolaidos tebelieka vasarą gerai nuodų, bet dabar tai trukdo. Meškiam dulkė. Ir dar paskutinė dalis. Štai.
Dar yra tokie pufikėliai, faini. Tokie nedidukai. Va, tokie. Čia jeigu daug labai svečių bus, tai bus labai gerai atsisėst, va. Na štai, viską sutempiau. Labai, jisai visai čia dera, tik tai labai daug atrodo jo. Tai nežinau, nuspręsim su žmona, gal tų pufikų net nereikės, ar kažkaip po to persistatysim. Žmona atvažiuos, gyvai pamatys, bet faktas, kad jau turiu kur pakimarint, atsigert kavos, tą progą einu pasidaryti kavytės ir judėsiu toliau. Nu, štai aptvarkiau šitą namelį. Viskas tvarkinga, nebėra to viso chlamo aukštais. Čia dar ir pianinas įsistilpo. Ne, ir rimtai, tai čia va, nuo lovos liko tokių dalių. Tai aš čia galvoju nupirkti tos tokius, kur iš apačios pasidaro ir lentynėlės padaryti. Va. Bus rūbam susidėti. Taip, čia bus kažkas tokio. Virtuvė, va. Pufikų kol kas nedėjau. Kai reikės pasidėsim, va, dar liko šita dalis kampinė. Čia va, dar prasiplėst, kažką pasidėti. O tokia kampinė. Tai šios savaitės mano planai vėl įvykdyti. Pavyko įvykdyti, ką planavau. Dabar nežinau, kitai savaitai ką planuotis. Neaišku, čia dabar kokie tu orai. Jeigu lis, tai eisiu kažką arba sandėliuką tvarkytis, arba į patį namą. Jeigu nelis, galbūt eisiu griauti, pradėti šitą nesąmonę. Ar dar kažką, susigalvosiu. Dar kol kas plano neturiu kitai savaitai. Bet svarbu, namelis jau paruoštas, galima bus šiltai būt. Dėl ko džiaugiuosi, tai kad žolė nebe taip greit auga. Realiai jinai tokia pati nuo šienavimo, jau praėjo gerą savaitę, man rodos. Tai bent jau ant to laiko sutaupysiu. Aišku, labiausiai tai norėčiau šitą verandą pradėti griauti, bet neaišku, kokie orai bus ir ar gausiu iš pagalbos, ar ne. Bandysiu ieškoti, jeigu nesigaus, tai tada reiks kažką kitą daryti. Bet faktas, kad čia to darbo pilna. Norisi jau pradėti nuo grindų, bet reikia šitą pirmiausia griauti, tai jau ant žiemos aš nelabai noriu jį griauti. Nes čia kaip pirmoji dalyje minėjau, vat, yra suskylę siena ir pamatas. Tai vat, dabar ir darausi tokius darbus, kurie nereikalauja investicijų ir panašiai. Jeigu aš pradėsiu kitą savaitę šitą griauti, tai čia aš matau, kad čia visai čia kažkokie betono gabalai. O viduje tai čia šis belekas, stiklo vata. Iki viršaus prikrauta, kaip ir rūkykla buvo. Čia matau, kad bus ką veikti. Tai įdomu, aš spėsiu per kitą savaitę ar ne. Matysim. Svarbiausia, kad aš šios savaitės stiklą namelį pasidariau. Su ta gaidele, kad šios savaitės darbus, ką planavau, padariau. Turbūt šią seriją ir užbaigsiu. Noriu dar kartą visiems padėkoti, kad jau daug, kas čia varatinkai jau mano galvoj, kad turbūt jau daugiau nei 1000 naujų prenumeratorių atsirado YouTube'ės kanale. Tai kas dar nepasiekėt, pasiekite, pakomentuokit, palaikinkit, kam nesunku. Antrą video mačiau, jau žiūrėjo daugiau nei 5000, tai vis tiek aš skaitau, kad tai tikrai rezultatas geras, kad žiūrit, kam įdomu. Tikrai nesitikėjau tokių skaičių. Pirmas išvis ten video apie 20 000 surinko peržiūrų. Kažkoks kosmosas. Vadinas, kad žmonėm toks kontentas tokio tipo patinka. Kol kas stengiuosi aš jį išleidinėti sekmadieniais, nes plius tokie orai, kimarinat prie teliukų, kažką skaniai pasiėmė ir žiūrit. Tai smagu, kad patinka ir ačiū, kad žiūrėjote šią seriją iki galo ir susitiksime už savaitės arba nežinau, kaip seksis sekančią savaitę, ką daryti. Neaišku, kaip bus su orais, neaišku, kaip pavyks atvykti, bet aš labai norėčiau tas serijas leisti kas savaitę. Bet
Čia visko gali būti. Tai ačiū dar kartą, kad žiūrėjote ir gero ateinančio pirmadienio.